Sveikučiai, draugai. Kągi čia turime? Kaip manote? Kas čia ką tik įvyko? Turite variantų? Ogi apsišiltėm ką tik perdangą. Valio. Ką žinau, kad bus daug iš karto klausimų, tai noriu atsakyti juos. Nebeužlipsiu, aišku, neparodysiu, net nuotraukos tokias nepasidariau, bet buvau užlipęs, pasižiūrėjau. Tai dabar rodysiu šitą X-ą. Tai ką, pasirinkau iš daug variantų buvo dėl perdangos šiltinimo, kai dėjau čia video, kad šiltysiu perdangą, iš karto atsirado koks 20 įmonių, kurios čia labai norėjo apsišilti, man padėti. Kainos sviravo stebuklingai, nuo 1,9 iki 3,5 tūkstančių eurų. Tai labai keista buvo, tai pradėjau gilintis, domėtis, pakalbėjau su keliais rimtais žmogeliukais, su keliais draugais, kurie tom užsiem. Ir priejau tokias išvadas. Yra daug tų vatų visokių, pasirinkau birę vatą, tą jau buvau senai, žinojau, kad tą darysiu. Čia aš taip nusprendžiau, aš pasirinkau mano tokią nuomonę. Kodėl aš tai pasirinkau, nes man taip atrodė, kad bus geriausia ir šilčiausia. Jūsų teisė rinktis, aišku, ką jūs norit, čia yra tik mano nuomonė, pabrėšiu. Aš pasirinkau birę vatą, Parok vatą. Yra visokių knaufų ten daug ir taip toliau, aš pasirinkau Parok ir nesigailiu. Žinau jos varžą, žinau kiek centimetrų man buvo geriausia. Pas mane yra B klasė, bet aš aišku viską darau kaip A++ maždaug, ne viską. Svarbu, kad man būtų gera gyventi, nes aš čia gyvensiu ir mano rūra čia šals arba šils. Tai va, tai mes pasirinkom kem 5 cm Parok vatos. Tai čia buvo, dabar aš tik nenoriu pameluoti skaičių, tai nelabai nesupykite, jeigu nusišnekėsiu. Grindų buvo apie 130 kvadratų, o stogą gavos truputį daugiau, nes buvo aplink murlatą ten pūsta, pūtėm ir taip toliau, kad būtų šilta, gera ir malonu. Tai kažkas netoli 100 kvadratų man išsipūtė. Tai jeigu neklystu, kažkas apie 1 kubą gavos, bet sakau, nenoriu pameluoti, žinokit, draugai. Reikėtų susiskaičiuoti, bet dabar kalbu viską, po prieš valandą išvažiavo meistrai. Tai man viskas kainavo 2790 eurų. Tai iš pradžių planavau, kad tas kainuos 2,3, po to sakė, kad 2,6, bet kai pradėjom dirbti, kai pasižiūrėjom kvadratūrą, gavos beveik 2,8. Tai va 2800 eurų kainavo man apsišiltinti perdangą, kam aktualu. Jeigu reikės, galėsiu duoti kontaktus, čia jokia reklama, jokių nuolaidų nebuvo, jokių reklamų daryti nereikėjo ir taip toliau, jeigu iškart pabrėžiu, nes kiti labai mėgsta užvelti, kad čia Žilvinui viską daro už dyką, atvažiuoja, aš čia jos pareklamuoju ir man viską už dyką daro. Deja, būtų gerai, bet ne už dyką. Kartais padaro 100 eurų nuolaidą, kartais 2, bet kartais ir nieko, kaip šį kartą. Tai jo, bet esu patenkintas darbuotojais, patenkintas įmonė, kuri darė. O kai bus, kaip pavyzdžiui, kai lietus lis, kaip tas garsas girdėsis lietus, kaip pasidarysim standarumo testą, viską pasižiūrėsim, viską pasakysiu, viską informuosiu. Kam bus įdomu, viską pasakysiu. Tai va, dabar yra lapkričio 25 gal. Tai šiais metais jokių etapų name nebeplanuoju. Nebent žiūrint, kokį žiemą bus, nebent kažkokį pakalimą iš lauką pasidaryčiau. Planuoju daryti sudegintą medieną. Kam domint degintą medieną, galite asmeniškai parašyti, tai suteiksiu visą informaciją, duosiu pavyzdžius, duosiu žmogeliuką, kur gera kaina ir puikia kokybė parduoda degintą medieną. Nes turim galimybę pasiūlyti savo žiūrovam tą reikalą. Tai va, tai gal pakalimą nebent pasidaryčiau, bet geriau būtų gal pailsėti. Aišku, turiu dar objektų daug padaryti šiemet, tai prie namo turbūt nieko nebedarysiu. Čia va, kaip matom, visų yra Tyvek. Guard Smart, brangi plevelė, kad išmanot, žinot, 2 rulonai kainavo 500 eurų. Ir va, trūka man vienas juostos čia, tai nepirkau ruloną, aišku, tokią, tai susidėjau Sigą, kur rulons kainavo virš 100 eurų. Irgi kokybiška plevelė. Tai va, ištinkuotos sienos, apšiltinta perdanga, išbetonuotos grindis, elektra išvedžiota. Kokie sekantis etapai, kai minėjau, tai rekuperacija.
Rekuperacija prieš apdalą reikia būtinai pasidaryti, reikia vanduo oras katilą įsigyti. Ir saulės baterijas turbūt, kad susidėsim. Tai va, draugai. Ką, šiandien laukia -10. Mes darbuojamas ant stogo, bet labai nestovi ant darbą, kaip toks minusas. Bet yra kaip yra. Tai va, čia su biški užsitempęs, kad nelandžiotų visokie paukščiai, bet vis tiek jie landžiai. Tai va, kaip matom, čia 50 kažkur liko pakalimo pas mane. Tai va, reikės pasidaryti pastogę. Apšvietimas, kaip matom, bus lauke. Palangės mano. Reikės pabaigti palangę susimontuoti. Šaltas vėjukas. Tai va, draugai, toks mano video apie perdangą. Ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas prenumeruosit kanalą, kas prenumeruojat, kas esat kontribinariais, kas būsit kontribinariais, kas esat patronai, kas žiūrit, laikinat, palaikot ir ką. Iki, draugai.